Tai štai turim pats pirmas vaizdo įrašas, kaip esamas pagrindas jau suklijuotos plytelės, kažkada tenais prieš 20 metų jos nėra atšokę, tai pagrindas atitinka viskas reikalavimus. Čia, jeigu matot, čia yra užtepta plytelių klėjai, bet po tais plytelių klėjais slepiasi pačios plytelės. Todėl, na aišku, kadangi jau klijuoji ant pačių plytelių, tai skirtumas yra labai nedidelis. Reikia pasirinkti geresnius klijus. Tai čia buvo naudoti Cerezy CM17, jeigu kažkas atitinka, tai aišku galima tenais pasimti Knauf K4 ir Mira 3000, ten dabar neatsimenu to grinai pavadinimo, 3100 su kažkiek. Žodžiu, tokie va turim klijus, įsilyginam pagrindą, nes jos buvo ganėtinai nelygios, todėl visą reikėjo pagrindą pasiruošinėti arba perlyginti ir tada galima važiuoti savo toliau. Kadangi pradėsiu nuo pačių grindų, tai tos grindis teko pasižiūrėti lazeriu, atsimatuojam taškus, nuo kur iki kur, aišku pasižiūrėti, ką reikėtų dar svarbiausia patį lygumą, jeigu kas sienas aš prasitepiau plytelių klėjais papildomų sluoksnių, o grindis jau reikėtų tada įsitikinti, ar jos tikrai pakankamai lygios ir nesutrukdys darbams. Pradedam nuo pačios pirmos eilės. Tai čia kaip ir su standartiniu pačiu plytelių klijavimu, tai pradedu nuo antrosios eilės, pirmąją palieku, nes jinai pati pirmoji ir pjaunasi, todėl nieko čia labai mantraus nesurasim. Nes skirtumas tas, kad ant esamų paviršių plytelės klijuoti reikėtų jau naudoti elastingesnius plytelių klijus, kitokie jau tikrai neatlaikys. Todėl matosi, susiklijuoju pačias kelias ten plytelės, nuo kažkur atsimatavęs pasižymiu taškus ir aš tas plytelės įsipjovęs įsidedu. Tai va, tai čia labai nieko ypatinga. Vienas matmuo buvo 36,8, kitas matmuo 37,5. Jeigu pas jūs yra sienos nelygios, tai reiškia kvadrato nėra, tai reikėtų tada atsižvelgti į tam tikrus taškus. Galima užsidėti visas plytelės ir visą juostą įsipjaut tuo tam tikrų kampų, arba tiesiog kiekvieną matuotis atskirai. Tai ką dar galėčiau rekomenduoti, tai naudoti didesnį sluoksnį klijų. Dėl ko vienas dalykas? Dėl to, kad jeigu yra esamas pagrindas net tam tikrų nukrypimų, ten turi tikras duobes ar panašiai, todėl reikalingas didesnis sluoksnis klijų atsverti tiem nelygumam, kad nepaliktum po plytelės tuščio oro tarpo, kuris vėliau gali būti, kad tiesiog numuš tą plytelę arba atšoksinai. Arba tiesiog pats netyčia numesi, ką nors ir suskilsinai. Tai va, toks paprastas dalykas, matosi vaizdas, kaip išsilygina pats pagrindas su lyginimo sistemom. Tai dar vienas dalykas, ką galėčiau rekomenduoti, jeigu jau šitas dalykas klijuojasi ant senų plytelių, visą laiką rekomenduoju naudoti lyginimo sistemas. Kadangi aš jau ant tų dviejų plytelių galiu lipti, galiu tiksliai pasimatuoti, kokias man reikia įsipjauti, nes čia matosi kanalizacijos vamzdis, jisai ganėtinai toks opus dalykas, nes ganėtinai reikia daug išpjaustyti visokiais kampais, konusais ir panašiai. Čia dantyta mentelė buvo naudojama dantukais 14x14, galima 12x12, bet iš tikrųjų turiu tada stačiai labai nubraukti. Jeigu nubrauki tam tikrų stačių kampų, taip, tada viskas gerai, bet jeigu pakreipi šiek tiek mažiau, tada klijų sluoksnis mažesnis. Tai ką galėčiau rekomenduoti, visą laiką rekomenduoju tada pasimti didesnį sluoksnį klijų. Va, kaip matosi, per siūlės kartais būna taip, kad nutinka, jog ištrykšta patys plytelių klijai per siūlės, bet čia reikia įsigąsti, viskas pataisoma, sekančią dieną pasimkit su statybiniu aštriu peiliuku, paimi, prareži tas siūles ir viskas pasidaro naujai, švariai ir gražiai. Kad nereikėtų lupti grindų, aišku, sutinku, galima variantas pripjautas duris, bet jeigu toks variantas yra pas tave, tai nereikia jaunintis, reikia tada tik tiksliai įsimatuoti. Tai štai naudoju tam tikrą kampų ieškiklį, nes kiekvienas kampas turi savo tenais konusą ir panašiai, todėl toks variantas ganėtinai gerai man padėjo išsimatuoti. Nežinau, jeigu pats pamatuosi su metru, nieko čia baisaus, jeigu liks tarpas, tai tikrai nesigas. Tai dar vienas vaizdas atrodo, kaip iš šono tenai susiklijuoja, tos plytelės bent jau prasideda klijai. Tai tikrai didelis sluoksnis, nebijokit, visko būna, įsiterlios ir pačios plytelės ir viskas, bet pagrindą įsilyginsit ir bus tikrai sąžiningai, tvarkingai, viskas gerai. Šiuo naudoti elektrinius pritraukėjus arba nebūtinai elektrinius, galite, štai vieną tokį pas save turiu, jeigu kas galite įsigyti jį iš manęs. Užsidedam horizontą, štai vienas vaizdo įrašas, kaip aš matuojuosi pačias plytelės, susidedu 2 mm tarpuko, tai dėl ko naudoju tą tarpuką, tai siūliai palikt, kad silikonas įlystų, nors aišku ne visą laiką taip gaunas, kad tikrai jisai lieka mažesnis,
bet čia jums tada užtenka tiek žinot. Ir štai įsitepam klyvų sluoksnis irgi ant sienų turėtų būti šiek tiek pakankamai didelis, kad atsvertų nelygumas. Čia naudojamos plytelės buvo 1,20 m × 60 m, ganėtinai paprastas variantas, bet pjūviam tai tikrai ne kažinkas, nes gaunasi iš visų pusių pjaustosi, tiek kairė, tiek dešinė ir viršus bei apačia. Tai toks variantas. Centravimas tai labai paprastas dalykas, užsidedi, jeigu gaunasi kažkokios juostos nemalonės, tai tada paimi kitaip padarai, matuoji. Jeigu sveika nuo vienos sienos iki kitos nesigauna, tai tada imi centrą. Jeigu gali daryti plytelių siūlę per centrą, gali daryti plytelės centrą per sienos centrą ir taip jau suvienodinti. Suklijuojame visas sveikas plytelės, jau matosi vizualus kraštas, kuriuose vietose jau reikės kokį dydį išpjauti. Ir mes tai labai lengvai padarom. Tai nieko tenais sudėtingo nėra. Štai vienas triukas, kuris man leido tiksliau įsimatuoti pačias plytelės iki vamzdžių, tai užsiklijuoju aš ant esamos sienos lipnę juostą. Pasižymėsiu, kaip matysit vėliau, pasižymiu aš tam tikrus taškus, iki kurios vietos eina ta pati plytelė. Užsidėjęs lazerį vamzdžio kraštinės ir jeigu atkreipsi dėmesį, lipni juosta yra priklijuota ant pačios plytelės viršaus, arba bent jau iki tos vietos, kur jinai turėtų būti tenais. Taip, kad visą kitą jau pasimatuojam, užsibrėžiam taškus ir tada reikia pasimatuoti atstumą nuo vamzdžio viršaus ir iki pačios plytelės. Taip, kad tie ganėtinai pjūviai visai gerai, tokį metodą pasinaudojant pavyko. Na, štai aš to metodu pasinaudojau su lipne juosta, ganėtinai tiksliai išmatavau pačias plytelės iki vamzdžių, idealiai įsipjoju, aišku, tenais užsidengs dėžutę, bet ta dėžutė pasidarė šiek tiek vėliau, todėl, kad mano prašymas buvo toks padaryti, išpjauti ir iki vamzdžių. Todėl tam tikrus taškus pasižiūrėjęs, atstumus gali ganėtinai tiksliai įsimatuoti, jeigu neskubi ir atidžiai žiūri visus matmenis. Kitokiu atveju gali padaryti klaidų. Na, štai jau daugiau negu pusę sienos suklijavom, tai įsimatavom vamzdis ganėtinai gražiai tenais priglūdo, užsidedam didesnį sluoksnį klijų, kaip matosi per tam tikrą laiką tiek patys plytelių klijai bando čiuožti, taip sudėtingumas kyla ir panašiai apsiterlioja, bet iš tikrųjų tai yra labai gerai, nes jeigu turim nelygų pagrindą, tai vienintelis variantas jį išlyginti. Prasitepi plytelių klijais pagrindą ir tada dar ant plytelių didesnį sluoksnį naudoji. Tai štai aš dar kartą nusibraukiu pačius plytelių klijus, kurie nučiuožia, nes didelis sluoksnis, ten 14 dantukais. Ir taip prisiklijuoja prie pačios sienos. Visa siena pabaigta, sienos grindys jau yra suklijuotos, liks kolidorius, tai viskas ganėtinai gerai, naudojamos lyginimo sistemos. Tenai susidėjo, išsipjoviau tos plytelės, nieko sudėtingo aš tenais nepasakysiu. Skirtumo čia nėra nuo pačio plytelių klijavimo didelio, praktiškai paimi, įsimatuoji, susidedi ir viskas tiek žinių. Kolidoriui, kaip matosi, pačias plytelės yra irgi tas pats vaizdas, senos rusiškos plytelės, kurias reikės atnaujinti. Taip, yra tam tikrų kliučių, plintusai nuimti, tai norima privesti pačias plytelės kiek įmanoma prie pačio paviršiaus arba sieninio paviršiaus. Todėl šiek tiek reikės pasitelkti tam tikrus triukus, bet čia tik tais laiko skirtumas, nes tada kruopščiau turėjau atlikinėti darbą ir matuotis. Tai štai persimaišau aš plytelių klijus ir tepsiu juos ant pačio kolidoriaus. Sitepu klijus, užsidėsiu pačias plytelės, tai leis man numatyti, kuriuose vietose linija ta plytelių bus. Rėžiu plytelę. Aišku, viskas eina kampu, tenais tam tikrose vietose. Ir tikroje vietoje tam tikroje buvo nuluptos senos plytelės ir dedama ant esamų paviršių, tai čia būtų gipsas arba seni plytelių klijai. Tai tos plytelių klijus mes pabandėm užslėpti su nauju didesniu sluoksniu plytelių klijų. Tai čia galimas irgi toks variantas, kam tenka pasinaudoti. Tai tikrai padės ir geras dalykas čia bus. Susiklijavo grindys, išsimatavau sieninės plytelės pačią pirmą eilę ir tada taip galima kelti visas plyteles į viršų toliau.
tai kaip ir matosi ganėtinai čia viskas gražiai. Kažkur tais, kur jau dideli nukrypimai sienų, netitikimai, tai jau tarpas būna tarp grindų ir sienos šiek tiek didesnės, matosi tam tikri plytelių klėjai, jau nedaužiam vien dėl to, kad neišlūptų gipso. Tai štai persitepo aš plytelių klėjais jau sienas, taip nubraukiu su šuo ir pačios sienos klijuojasi. Nieko tenais labai ypatingo aš nepapasakosiu. Tiesiog dedasi vieną ant kitos, atsirėmus į pačias grindinės, naudokit tikrai lyginimo sistemas nelygiems paviršiams. Bet dar kartą pasikartosiu, viskas labai paprastai, imi ir dedi, tepi klijus ir dedi. Ten jau nieko baisaus, matosi vaizdas, kaip atrodo tos plytelės. Viskas atrodo ganėtinai tvarkingai, iš šono šviesa šviečia, ganėtinai gražiai, viskas tikrai gražiau negu buvo, atvirai pasakius. Tualeto dėžutė gal, aišku, sutinku, jinai šiek tiek per didelė, tai nepasidarykit labai didelės, nes dideli sluoksniai bus ir tiesiog grėmėziškai atrodys. Bet čia jau kitaip nebuvo įmanoma padaryti, nes vamzdis santechninis išėjo jau atsitraukęs nuo sienos ir čia jau automatiškai reikėjo paslėpti viską, kas buvo prieš tai. Todėl matosi, tą patį aš jau darau su sekančia siena, jinai buvo sudėtingesnis variantas, nes reikėjo įsipjauti pačias skylės, bet tiek su tuo variantu keitėsi toliau, kaip matot, gipsas, nes susilaužė nemažai, norint nuimti pačius plytelių klijus. Tai užsidedam vėl taip pat didelį sluoksnį. Sienos jau padarytos, liko tualeto dėžutė, kadangi tenais labai ypatingai nieko nėra, tada pasiimam siūlę, darom ties centru arba kiek įmanoma daugiau. Čia, kadangi 1,20 m plytelė turi pasibaigti, tai teko naudoti siūlę per centrą, kad galėčiau įsimatuoti pačius taškus, kuriuos reikės pjaustyti, nes kaip matote, tenais yra tualeto bakelio, reikia įsipjaustyti 5 skylės. Atrodo 5 skylės, vieną dėžutę dar išpjauti iš tam tikrų plytelių. Tai atskiras plytelės panaudojęs, taip susidėdu, tarkim, ant grindų ir taip įsimatuoju aš pačias plyteles. Tai štai matosi plytelės ant žemės, pamatosi, kuriuose vietose turi nustrumpinti, kad man gautųsi viršuje geras vaizdas arba toks, kokį aš noriu pataikyti. Na, aišku, ir ten viršuje reikėjo patrumpinti ir prišlifuoti, ir iš šonų visų pjaustosi taip pat plytelės. Kadangi, kaip matosi, apačioje buvo naudojama viena plytelė padalinta į 2 dalis, tai čia buvo iš likučių sudėta, nes žmonės nusipirko ir gausi kaip vienos plytelės trūko, tai teko panaudoti sveikus gabaliukus. Tai štai užsideda pati plytelė, kadangi daug turim taškų, kuriuos reikia išpjauti ir dėžutę į vienoj plytelį ir skylės 3 ir po to iš kitos išpjauti, įsimatuoju vienintelis variantas man pasiteisinęs, tai yra susidėti visas plytelės ir matuotis taip. Na ir štai visas vaizdas, kaip jau viskas atrodo, užsidėjus 2 plytelės, visos skylės atitiko, mano matavimo principas pasiteisino, tai ką galėčiau pasakyti, tai buvo paliktas tarpas tiek iš kairės, tiek iš dešinės po 2 atrodo milimetrus, ten 2 su biškiu. Atrodo gali ir grėmėziškai, bet iš tikrųjų silikonas viską jau paslėpia ir tai nėra visiškai didelės esmės nesudaro, tarpas idealus. Galiu parodyti, kaip visa tualeto dėžutė atrodo, užsidėjo pačias plytelės, susiveržė lyginimo sistemomis, tarpas visai vienodas, perėjimo nėra labai didelio ir panašiai. Užsidėjo 45 laipsnių kampas. Tai visai ganėtinai gerai jisai nusipjovė, nereikėjo nieko labai jau papildomo daryti. Ir vienas dalykas, čia buvo naudotas ant paviršiaus viršui, kadangi plytelių trūko ir jos buvo riboto kiekio, todėl pasiėmė sugalvojo, kad tiesiog lygias plytelės uždėti, bent jau tą likutį, tų likučių buvo daugiau. Tai va, tarpas ganėtinai gražus, virš dėžutės taip pat įsipjovė plytelę, tarpukai sueina, viskas ganėtinai gražiai. Pabaigai, norint pačias plytelės klijuoti ant esamų plytelių, nieko labai ypatingo nereikia. Plytelių klijai yra visi vienodi, nesvarbu, neatsižvelgiant į tam tikrą gamintoją. Visi plytelių klijai limpa tiek ant blizgaus paviršiaus, tiek ant blizgaus. Tikslimas, jeigu jau tokį variantą turi kaip senas labai jau plyteles, rekomendacija yra pasimti elastingesnius plytelių klijus, tai su jais tikrai nesuklysi, neprašausi. Taip, kad spaus patinka, prenumeruok kanalą YouTube, jeigu kas paremk mano kanalą, aš tai vertinsiu, tikrai dėkui tau, kad žiūri ir susimatysim iki sekančių kursų.